Labadiena, gerbiami žiūrovai, svečiai, poeto Justino Marcinkevičiaus giminės, broliai. Ši dainų poezijos kūrybos popietė koncertas skirtas lietuvių kalbai, etninėms tradicijoms išsaugoti, pagerbti poeto nuopelnus Lietuvai, kultūrai, švietimui. Tarti sveikinimo žodį kviečiame šio prasmingo koncerto organizatorių Lietuvos Respublikos Seimo narį, kultūros komiteto pirmininko pavaduotoją Robertą Šarknicką. Laukai gražiai sugulė, miškai žaliai sužėlė, baltoji mano gulbė, juodų arimų gėlė. Kiek rovė neišrovė, kiek skynė nenuskynė. Todėl, kad tu šventovė, todėl, kad tu tėvynė. Vienų namie mylėta, kitų svetur vadinta. Mamos karagėlėta, muziejui pakabinta. Atrodo, kad likščioliai per vėją, lietų, sniegą visi mes tartum broliai. Po tą skarą užmiegam, užmik ir tu, motulė, juodų arimų gėlė. Vaikai gražiai sugulę, rugiai žaliai sužėlė.
O sveikinimo žodį norėčiau pakviesti tarti Lietuvos Respublikos Seimo narį Stasį Tumėną. Į kiekvieną krūtinę po žodį įdėsiu. Tai dainuos vyrų širdis, kaip per Lietuvą eis. Ar čia šitam gražiam būry susirinkusių atsiras nors vienas, kuris suabejos, kieno tai eilės? Tai eilės, kurios pagauna kiekvieno iš mūsų širdį. Ir aš esu įsitikinęs, kad kūrėjui, poetui didžiausias įvertinimas, kai jo eilės tampa tautos nuosavybė, kai jo eilės tampa mūsų širdžių nuosavybė. Ir dauguma Justino Marcinkevičiaus kūrybos, kurią mes šiandien dainuojam, kurią išdainuojam, kurią gyvenam, yra tokia. Ačiū, bičiuli Robertai, kad suorganizavai šitą renginį, liudijančią, kad mums reikalingas Justinas Marcinkevičius. Tegu būna Lietuva tokia, kokia apdainavo Justinas Marcinkevičius. Ačiū labai, tikrai visiems malonu jūs matyti. Mes šeima esam sujaudyti. Kviečiam visus atsilankyti į Tėviškę. Ten yra paminklinis akmuo pastatytas, ant kurio užrašyta, o Tėviškė drugelį margas. Tai simbolizuoja, kad reiškia, kaip jis pasakojo gyvas, pas jį buvo kelios meilės, tai Važatkiemis, universitetas, Vilnius ir Prienai. Tai mes, kadangi ten gyveno sesuo kaime, tai puoselėja tą atminimą ir labai dėkingi Prienų kraštui tikrai, kurie pirmieji įamžino jo atminimą. Apsilankykit Prienuose, labai gražiai padaryta tikrai. Kviečiam visus. Nu ir dar noriu padėkoti, kurie nebėjo. Daleiskim ir Širvintuose atidengtas akmenėlis yra, o kai kur ir nėra, nu ką darysi. Ačiū visiems uždėmesį. Ir noriu dar padėkoti tikrai ponui Robertui už nuoširdumą tokį, už tais eilės, kurias jisai skaito. Mato, daleiskim, mes jau gyvenam, skaitomės provincijoje. Bet provincijoje atvažiuoja tai pilno salė žmonių. Reiškia, myli Justiną. Nu, kai kas nemyli, čia kitas reikalas. Ačiū visiems. Ačiū. Į sceną kviečiu Alytaus liaudės ir dainų ansamblį Dainava. Meno vadovas Arvydas Mikalauskas, šokio ansamblių vadovė Laisva Adomaitinė. Ir kviečiame Prienų Žiburio gimnazijos mišrų jaunimo chorą, vadovę Roma Ročienė. Oi, užkilokit ant kiekvieno kalnelio. Padėjo
Ir dėkojam visiems čia susirinkusiems svečiam, poeto giminiai, artimiesiam, šio gražaus ir prasmingo renginio organizatoriams, idėjos sumanytojams. Ir kviečiame jūs visus, ir abu chorus, ir jūs, mėly svečiai, bendrai dainai. Kiekvienam lietuviui brangus kūrinys, tai gražiai mane augino. Ačiū Lietuva, ačiū Justinai Marcinkevičiau.